Sveiki draugai. Šis mano vaizdo įrašas bus kiek kitoks nei įprastai. Jame pateiksiu informacijos apie tai, kaip įvykiai pasaulio scenoje yra susiję su tam tikrais simuliakro šablonais, kurie atsiskleidžia pasitelkus gematrijos, numerologijos ir astrologijos šifravimo sistemas. Jau daugelį metų seku įvairius užsienio šifruotojus, kurie naudodamiesi ezoterikos žiniomis dešifruoja šią matricą ir atranda neįtikėtinų sąsajų, leidžiančių mums manyti, jog mes egzistuojame kažkokiame įmantriame dvasinėme konstrukte, kuris yra paremtas matematiniu kodu. Išnagrinėjęs daugybę tokių vaizdainių, priėjau išvadą, kad viskas šiame pasaulyje yra susiję. Man neliko jokių abejonių, kad ši realybė, kurią mes vadiname fiziniu pasauliu, nėra tokia jau fizinė, kaip ji atrodo. Ji labiau primena kažkokią multisluoksnę simuliaciją, veikiančią hologramos principu. Jau ir taip žinome, kad materija, didinama per padidinimo prietaisus, atskleidžia mums tikrąją savo prigimtį, kuri toli gražu nėra vientisumas. Bet koks fizinis daiktas, didinamas išsisklaido į svyruojantį energijos lauką, kuris mokslininkams iki šiol nėra gerai suprantamas, todėl jie bando tai dangstyti po kvantiniais terminais. Kol mokslas nebus pasirengęs pripažinti, kad ši realybė yra dvasinis konstruktas, kuriame nėra nieko tikra, išskyrus jį suvokiančią sąmonę, tol moksle nebus jokių didesnių protrūkių norint suvokti, kaip veikia šis pasaulis. Nikola Tesla sakė, jei norite atrasti visatos paslaptis, galvokite apie energiją, dažnį ir vibraciją. Viskas yra energija, įskaitant ir mus pačius. Energija, kuri nuolatos ieško naujų išraiškos formų. Remiantis tuo, ką žinome, galime drąsiai teigti, kad pati realybė yra kažkoks subtilus kliūčių ruožas sieloms, kurios įgavę fizinę išraišką keliauja rinkdamos patirtis ir tobulindamos savo asmenybę. Būtent į tai ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į šio vaizdo įrašą. Kad ir koks būtų jūsų tikėjimas ar įsitikinimai, manau daugeliu yra akivaizdu, kad kažkas mus šiame konstrukte saugo ir globoja. Kitaip jau seniai visi būtume suvaryti į narvus. Vien tas faktas, kad esame nepriklausomi, galime rinktis, turime laisvę judėti ir kurti, įrodo, kad čia slypi kažkokia aukštesnioji galia, kuri stebi ir moko mus kiekviename žingsnyje. Kiekvienas iš mūsų turime gilų ir nenutrūkstamą ryšį su šiuo šaltiniu. Tik problema yra tai, kad dauguma žmonių to visiškai nepastebi. Jie užmigo prie vairo ir leidosi būti paveikti kitos, priešingos jėgos šiame pasaulyje, kuri tik apsimetinėja esanti Dievas. Tai yra kažkokia dirbtinio intelekto sistema, kuri mums nėra pilnai suprantama, bet kurios požymius mes matome visur aplink save. Pavyzdžiui, sistemoje, į kurią gimėme, ar net gamtoje, plėšrūno ir grobio ekosferoje. Nors pasaulis yra pilnas įtakingų personažų, tai ne jie valdo šią sistemą. Jie šioje hierarchinėje struktūroje viso labo yra tik keliais laipteliais aukščiau. Iki pat šių dienų taip niekas ir nežino, kas yra tame aukščiausiame taške piramidės viršūnėje. Mes linkę manyti, kad toje viršūnėje yra kažkoks žmogus ar žmonių grupė, kurie tampo virveles ir vadovauja visam paradui. Bet toks mąstymas uždaro mus į dėžutę ir neleidžia suvokti, kad tai, kas iš tikrųjų užima vietą piramidės viršūnėje, galbūt net nėra toks pats, kokie esame mes. Tai nėra žmogus, tai nėra beribė, dvasinė būtybė. Neapsimetinėsiu, kad žinau, kas tai, ir net ne apie tai šis įrašas. Labiau norėjau atkreipti jūsų dėmesį į realybės kodą, kuris tampa pastebimas šifruojant matricą. Noriu paminėti, kad daugelis šiame vaizdo įraše aptartų įvykių yra ritualiniai. Jie jokiais būdais nėra atsitiktiniai. Šio video tema yra 2024 metai, kurie yra skaičiuojami Grigaliaus kalendorinėje sistemoje. Kinų kalendorijoje jie sutampa su drakono metais. Drakonas kvėpuoja ugnimi, o ugnis, jeigu žiūrėjote mano įrašą apie 7 apokalipsės antspaudų pranašystę, yra antrojo antspaudo tema. Turėkite tai omenyje. Hebrajų kalendorijoje 2024 metai yra 5784 metai. 5 plus 7 plus 8 plus 4 lygu 24. Skaičius 24 šiais metais yra itin reikšmingas, jį sutinkame visur. Šie metai taip pat yra vadinami X metais. Raidė X gematrijoje yra skaičius 24. Šių metų balandžio 8 dienos saulės užtemimas, dar vadinamas kaip didysis Amerikos užtemimas, Amerikoje virš Teksaso valstijos savo trajektoriją suformavo X ženklą. Šiais metais taip pat eskaluojama karo naratyva. Ir ne tik tarp Rusijos Ukrainos, bet ir tarp Izraelio ir Palestinos.
Minėtas konfliktas oficialiai atsinaujino 2023 m. spalio mėnesį, praėjus lygiai 50 metų nuo Jom Kipuro karo. Karas, angliškai war, gematrijoje yra skaičius 42, tai yra 24 atspindys. Į šį konfliktą neseniai įsitraukė ir Iranas, o Iranas, gematrijoje, taip pat yra skaičius 24 atspindys, 42. Negana to, kad įsisiūbuoja dar vienas karas ir vyksta bombardavimai, po saulės užtemimo Kopenhagoje staiga užsiliepsnojo istorinio akcijų biržos pastato špilis. Pats špilis, kaip matote iš nuotraukų, turi drakono uodegos simbolikos, o pastato papėdėje yra drakono galva. Senovės kinai tikėjo, kad užtemimo metu drakonas praryja saulę. Tai yra reikšminga, nes ugnis simbolizuoja apsivalymą, tai reiškia atsikratyti seno ir įsileisti naują. O faktas, kad pastatas yra akcijų birža, simbolizuoja naujos finansinės sistemos įvedimą, kuri iškils kaip Feniksas iš pelenų. Dar įdomu, kad šis gaisras nutiko praėjus 5 metams nuo Dievo motinos, kitaip dar žinomos Notre Dame de Paris, katedros gaisro Paryžiuje, kur, kaip žinia, šiais metais įvyks olimpinės žaidynės. Kalbant apie olimpinės žaidynės, tai yra 33-osios žaidynės. 33 yra skaičius reiškintis transmutaciją. Šių olimpinių žaidynių logotipas iš pradžių buvo skaičius 24, kuris buvo identiškas Jupiterio zodiako simboliui. Jupiteris mitologijoje yra žuvų amžiaus valdovas. Naujas šių žaidynių logotipas yra moteriškas veidas, atrodantis kaip liepsna. Šie metai taip pat yra susijęs su 1972 metais, kuriais taip pat vyko olimpinės žaidynės Miunchene. Jų metu pasaulį sukrėtė žiauri teroristinė ataka, žinoma kaip Miuncheno skerdynės, kurių metu organizuotos palestiniečių pasipriešinimo grupuotės Judasis rugsėjas nariai įkaitais paėmė 11 Izraelio olimpiečių ir visa tai baigėsi 17 žmonių mirtimis. Įrašuose apie pirmąjį ir antrąjį anspaudus pasakojau jums, kad visa tai yra susiję su pagrindiniu apreiškimo knygos veikėju Apolonu. Amerikoje stovinti taip vadinama laisvės statula yra paminklas Apolonui, kuris laiko liepsnojantį fakelą. Prieš pat saulės užtemimą kažkas sugebėjo užfiksuoti šį kadrą, kuriame žaibas trenkė tiesiai į liepsną. Iš karto po to sekė žemės drebėjimas New Yorke. Po saulės užtemimo buvo išleistas filmas pavadinimu Civil War, lietuviškai civilinis karas, kurio reklaminėme plakate pavaizduotas tas pats laisvės statulos fakelas. Sekančią dieną po filmo pasirodymo ekranuose, Iranas pradėjo ataką prieš Izraelį. Pasaulio scenoje ugnies ritualai tampa vis dažnesni. Tai neseniai Amerikoje save pasidegė politinis aktyvistas. O Delyje, Indijoje, užsiliepsnojo vienas didžiausių pasaulyje sąvartynų. Stebint socialinius tinklus, panašu, kad beveik kiekvieną dieną nutinka vis kažkas naujo, ką būtų galima susijęti su šiais įvykiais. Taip pat vis dažnėja neramumai susiję su migrantais didžiuosiuose Europos miestuose, kuriuose užpuolimai, vagystės ir kitas nusikalstamumas siekia aukščiausią lygį per paskutinius 20 metų. Vietiniai gyventojai prašo masinių deportacijų. Stebint visą tai iš šalies, kasdieną darosi vis aiškiau, kad pamažu pildosi mano įraše pateikta konflikto tarp musulmonų ir krikščionių prognozė. Kažkas nenumaldomai artėja. Žinau, kad jūs tai jaučiate. Kaip visada noriu patikinti, kad mano įrašuose pateikta informacija nėra tam, kad skatinti nerimą ar kelti baimę. Priešingai, jau kurį laiką bandau perteikti jums, kad žinojimas turi įgalinti žmogų. Nors įvykiai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti žiaurūs, tai yra tik išbandymas, todėl išlikite pozityvūs ir saugokite savo gyvybinę energiją. Dėkoju Jums uždėmesį, jeigu šiame kanale pateikiama informacija Jums rezonuoja. Būčiau be galo dėkingas, jeigu paremtumėte mano mažą kanalą. Tai galite padaryti prisijungę į mūsų uždarą bendruomenę Patreon platformoje, kur rasite ir daugiau dar niekur nepublikuotų vaizdo įrašų, straipsnių ir kitų įdomybių. Taip pat kviečiu prisijungti į Telegram grupę. Visas nuorodas rasite prašyme po šiuo video. Linkiu Jums gražios likusios dienos matricoje ir atsisveikinu iki kitų kartų.